ir šiandien mūsų svečias Ramūnas Karbauskis. Vakaras. Kaip dažniausiai jums geriausia, maloniausia, kad jūs pristatytum? Ramūnas. Iš tikrųjų, jūs galima įvairiai labai pristatyti, galima žmogus, kurio liberalai gąsdina savo vaikus prieš miegą, žmogus, kuris eiliai parduotuvė pusę 10, laukia 10. Šiaip žiauriai gerai, kad jūs pas Rūsą atėjot į laidą, bet yra niuansas, kad rytoj Kubilius gali pasakyti, kad turit ryšius su Rūsais. Gali. Jis šiandien tą gali pasakyti. Ja. Bet vakar buvo jūsų gimtadienis. Tai buvo. Tai galim tada pakalbėti apie dovanas. Kieno Krymas? Krymas dėja dabar rusų. Bet pagal jūsų nuomonę. Jis yra Ukrainos. Čia du ukrainiečiai paploja. Pas liberalus po rinkimų po pirmo turo skambėjo daina I Will Survive, aš dar gyvensiu. Pas konservatorius skambėjo soundtrackas serialo House of Cards, labai nuostabus serialas. Kokia muzika skambėjo pas jūsų štabe po rinkimų? Green Day? Nebuvo muzikos dėja. Nebuvo. Bet mums patinka, kada Seime balsuojant už, visi ten rutuliukai užsidega žaliai. Ai. Tai šiuo atveju šiandien mes turėjome vieną balsavimą, 100 Seimo narių balsavo, 100 balsavo taip ir įsivaizduokit, žali 100. Aha. Čia... Būna tokia. Ne, mes jums neprieštaraujam, Ramūnai. Bet galime sakyti, kad rinkimų dieną šviesaforai biški irgi agitavo už jūs. Jie kažkokią dalį laiko agituoja už mus. Už mus, dalį už socialdemokratus. Dalį už socialdemokratus. O vat už ką? Ir už liberalus dalį. Ir už kiniečius. Už kiniečius. Nu gal, ne liberalus. Ne, gerai. Būkim taip. Iš vienos pusės jūs kovojat prieš alkoholizmą, iš kitos pusės jūs norit kelt gimstamumą. Taip. Ar šitie dalykai neprieštarauja vien kitam? Ne, tai man sakė, kad mes šviesą išjungiam Naisių kaime ir dėl to pas mus gimstamumas pakilo 5 kartus per 7 metus, bet ne šviesą ten išjunginėjom, aišku, šnekant apie alkoholio kontrolę. Tai jeigu šnekėt apie šitą temą, tai tikriausiai tiems, kurie dabar čia salėje, dar tai aktualu, bet visą tai, ką mes darom pirmiausia dėl tų, kurie yra mūsų vaikai arba mažieji mūsų broliai ir seserys. Nes alkoholio vartojimas, įsivaizduokit, 12 metų vaikai su kepenų ciroze. Arba dar vienas skaičius, iki 14 metų. Per paskutinius 10 metų 20 kartų padaugėjo vaikų su koma ir prieš komą atvežamus į ligoninės dėl alkoholinio apsinuodijimo. Ramūnai, aš labai atsiprašau, bet jums netrodo, kad 12-mečiai su cirozė tai yra toks mes paimsim kraštutinį tokią etiketę ir ją visur mojosim ir pasakosim, kad 12 metų vaikai su cirozė. Kur jūs matėt 12 metų vaiką alkoholiką? Aš jums sakau, ką sako gydytojai. Kokie gydytojai? Gerai, kitas pavyzdys. 12-metis alkoholikas. Kitas pavyzdys. Leiskit kitą pavyzdį. Ne, tai šitas jau, mes jį paliekam ar ne? Ne, tvarko, jisai tinka. 12-metį alkoholiką paliekam. Jis yra faktai. Tai faktas. Daug yra tokių faktų. 12-mečio alkoholį. Jūs paklausykit manęs, aš dabar kitą pavyzdį duosiu. 12-metis, kuris daro pachmą, jūs... Ramūnai, gerai. Jūs sakot, 12-metis su cirozė ir sakot, reikia gauti, nes yra 12-mečiai su cirozė. Kolega, paklausykit, nueikit į mokyklą, bet kurią. 12-mečiai daro pachmą prie mokyklos. Nueikit į bet kurią mokyklą, kurioje mokosi pirmokai, ketvirtokai. Ir paklauskit jų, kiek iš jų yra bandę alkoholį. Vienas dalykas, kuris labai nustebins, apie 30% pirmokai, ketvirtokai yra bandę alkoholį. Kokie duomenys? Iš kur statistika šitą? Statistika yra ir oficiali, ir bet kurioje mokykloje. Okay, oficiali. Kokia oficiali? Aš galiu mokyklas net pavardinti Vilniaus, kuriuose paprasčiausiai klausiant pirmokai, ketvirtokai, jie kelia rankas, nes jie nesupranta, ar tai blogai ar gerai. Bet yra faktas. Žiūrėkit, mes turim tam tikrą idėją, blaivybę. Arba mes ją adekvačiai nešam, arba mes ją kardinaliai diskredituojam su 12-mečiais alkoholikais. Kur skamba absurdiškai, kur aš klausiu, Ramūnai, konkrečiai,
kur yra koks nors mini įrodymas. Jūs žinot, kiek vaikų nelaiko mokyklos? Nelanko. O jūs žinot Australijos sostinę? Žinau. Kokia? Sidnėjus? Ne, Canberra. Tai aš nesprantu, prie ko čia, va, čia yra, aš sakau jums konkrečiai, koks yra įrodymas, jūs man sakot, o jūs žinot, kiek vaikų nelanko mokyklos? Ir jūs nueinat nuo klausimą, sakot, ne, aš jums sakau, tai prie ko čia šitie du faktai? Aš taip pat noriu, kad mūsų tauta mažiau gertų, kad mūsų valstybė mažiau gertų, bet aš ieškau kitų sprendimų. Kaip komunikuoti šitą idėją. Kai jūs ateinat ir visuomenė bandat, adekvačiai visuomenė komunikuoti su 12-mečiais alkoholikais, jūs žiūrės kaip neadekvatų žmogų. Ramūnai. Kiek vaikai vartoja narkotikų? Aš jau supratau. Taip? Aš jau supratau jūsų argumentacinę pusę, jūsų argumentacinę bazę. Į kiekvieną mano klausimą jūs man atsakot, ar tu žinai. Labai gerai. Jums nuoširdžiai tai atrodo gerai. Jums patogiai taip padiskutuoti. Mano teiginiai jums netinka, aš užduodu klausimą jums. Tai nėra teiginys, Ramūnai. Kokia prasme? Aš sakau konkrečiai, kur yra duomenys apie tas, pavyzdžiui, 12-mečiai vaikai, kurie turi jūs. Čia yra vienas pavyzdys, 2, 3, 4. Aš jums asmeniškai pažadu duomenys iš gydymo įstaigų pateikti, jeigu jums tikrai įdomu. Ne, man neįdomu. Tai va, klausimai. Man taip atrodo kartais. Ne, ką reiškia kartais atrodo? Ne, mes vienoj pusėje su jumis stovime, aš irgi taip pat norėčiau, kad mūsų alkoholio... Kaip aš dabar galiu pateikti duomenys, kiek į ligoninės paguldytų šiandien vaikų yra, kurie serga kepenų cirozę 12 metų. Aš jums tik sakau, kad tai dabar nebestebina gydytojų. 12 metų su kepenų cirozė. Nebestebina ir šitoj vietoje yra vaikų, jaunimo, atsiprašau jūsų, tarpe yra žmonių, kurie puikiai žino tą šeimas, kur vaikai pastoviai geria. Jūs puikiai žinot apie tai. Tai nėra niekam nepaslaptis ir tai yra ir Vilniuje, ir regionuose, tai yra visur. Ne, kažkoks čia biški gavas surrealizmas, kad jūs iš vienos pusės jūs kaip ir teiginį, po to sakot, jūs kiekvienas žinot, čia salėje sėdi žmonės, kurie taip pat, jūs sakot, jūs kiekvienas žinot, salėje sėdi žmonės tokie... Toj visuomeniai. Kas čia toj visuomeniai negyvena? Jūs negyvenat, mes visi gyvenam. Toj visuomeniai. Ok, aš anksčiau galvojau, kad aš trolinu gerai, bet pasirodo ne, aš čia... Man tiesiog biški keisti. Tiesiog, aš tiesiog pasimečiau ir mes biški numiršėm laidos diskursą, nes aš kaip ir norėčiau išgirsti, nes aš, pavyzdžiui, Rygos tam tikrus argumentus, aš juos priimu ir aš su juos sutinku. Taip, prieinamumą mažinti, taip reikia. Jūs to neklausit manęs? Ne, aš visai, bet kai jūs tokius pavyzdžius pateikėt, tai iš komunikacinės pusės jūs tiesiog atrodot biški, keistai. Nuširdžiai. Kaip imti vaikus, kuriems yra 12 metų ir kurias... Aš suprantu, aš jau supratau, kad jūs tik tai mokslo, atstovaujate tik tai mokslo. Aš jau supratau. Bet... Aš tą vaiką turiu iš rankos atvesti? Ta viena. Jūs pats prisipažino dabar. Ne. Aš tiesiog bandau pasakyti, kad aš nesuprantu, apie ką mes dabar šnekam. Nes kad jūs paėmat kraštutinius pavyzdžius kažkokius, kurie yra visiškai neadekvatus ir jie neturi jokios sąsajų su statistika, realybė ir su mokslu. Ir kodėl komikas jums turi apie tai aiškinti, Ramūnai? Kitą pavyzdį statistiką susijusi pateikiau. 20 kartų padidėjęs su koma ir prieš komą. Vaikų skaičius pristatomas į ligoninės. Per 10 metų 20 kartų padidėjo. Tai yra statistikos skaičius, tai yra ne mano sugalvotas skaičius. Ne, aš tai sutinku, kad pas mus trūksta mokyklose adekvačiai paaiškinti, kad adekvačiai aiškina mokytojai be jokių, sakykime, tų kvailų socialinių reklamų, kur vartoti alkoholį negerai, ne. Tai yra, tikrai tai neveikia. Kaip, pas mus mokykloje būdavo. Mes visi norėjom išgerti, nes, mes matėm, kad tai neveikia. Aš apie tai šneku mokyklos jau 20 metų. Reiškia, jūs... Man sėkmingai sekasi. Ne, aš matau, kad jums aplamai sėkmingai sekasi, bet taip. Kai jūs paėmėt tos 12-mečius ir bandoties, aš tai dėl šito tik sakau, man supikau... Aš jums pateiksiu informaciją, būtinai. Gerai, bet... Sutarėm. Jo, bet mes čia neturim... Kuriai nors laidoj pasidalinsite, gerai? Aš būtinai pasidalinsiu ir aš pasidalinsiu ir Facebook'e ir šitą, bet mes nesusipykom. Ne, jokiais būdais, gerai. Jokių būdų. Jokiais būdais, Aš reičiau pykti. Nes susipykti su pilku kardinolu Lietuvos politikos. Daugelis jūs taip vadina. Sutinkat su tom ar ne? Nežinau, kas yra daugelis. Tai yra, jeigu jūs Gabrieliaus pareiškimus laiko daugelis, tai man nėra labai daugelis. Pagal mūsų statistiką.
Ramūnai. Ne, šitoj salėje galbūt daugelis. Nepagalvokit, kad čia kažkas priešiškai absoliučiai. Aš tiesiog nusiteikę jaunimo tarpe. Iš tikrųjų daug žmonių, kurie turi kitokias pažiūras ir galbūt tas, kas yra teigiama vienu ar kitų politikų, atrodo tikra. Ne, aš tiesiog... Aš vadovauju didžiausiai frakcijai Seime, tai jeigu iš to daryti išvadą, kad aš esu juodasis kardinolas, tai tada galima... Pilkasis. Pilkasis. Juodasis tikrai ne. Juodasis tai jau rasizmas. Gerai. Šiandien gruodžio pradžia. Ir populiariausias klausimas, ta proga dažniausia, ką jūs per naujus? Kaip ką aš per naujus? Pabandysiu paaiškinti. Ką per naujus, tai ta prasme, ką jūs veiksite per naujus, kaip švęsite? Yra tokie šventė naujieji metai. Žinom. Dažniausia žmonės jie švenčia, nes ateina naujieji kalendoriniai metai. Žmonės daro tas nuodėmes. Tai žinau nuo gimimo jau beveik, nuo kokių 3 metų. Taip. Yra nauji metai. Taip, jas. Senelis šaltis ir visai kaip. Ne, senelis šalčio nėra, Ramūnai. Žiūrėkite. Čia yra labai svarbus dalykas. Aš vaikam įrodinėjau savo ką kitą, bet nežinau kaip jūs ką įrodinėjot, gal vaikų dar nėra. Ne? Nu, aš negaliu to žinoti. Jeigu, pavyzdžiui, šiandien būtų pasirinkimas, tarkim, neįmanoma gyventi Lietuvoje, visko būna gyvenime, kokią šalį jūs pasirinktumėt? Latvija. Taip, jūs čia įdomiai atsakėt, galima procituosiu Jakilaitį, kodėl? Tai panašus klimatas, panaši gamta. Aš manau, kad jeigu nežiūrėti į pastatų skirtumus, kurie yra dėl skirtingos istorijos, šiek tiek ten buvo iš tikrųjų kiek kitokia istorija negu Lietuvos, tai labai panaši šalis, mes nelabai skirtumėm, kur yra Lietuva, kur yra Latvija, jeigu tik į gamtą žiūrėtume. Kur pasibaigia humoras ir prasideda patyčios? Jūsų manymai. Kur ta riba yra? Bet, pavyzdžiui, mes galime kalbėti apie socialinę kritiką. Ir tuoj pasakom, Ramūnas Karbauskis, pavyzdžiui, nežinau, yra ten... Aš turėjau tokį juokelį, sakau, kad šį Halloweeną apsirengsiu Karbauskiu. Tai buvo toks, sakykime, nes... Čia humoras. Mano nuomonė. Čia humoras. Tai nėra patyčios. Taip, ne. Gerai, pavyzdžiui, jeigu... Kostiumas būtų. Sakyčiau, brangus. Nesigailite, kad turėjote ryšių su Prunskiene? Tai buvo galbūt mano didžiausia politinė klaida, bet nuo istorijos niekur nedings ir iš klaidų reikia mokytis. Kodėl tai buvo klaida? Tiesiog neįvertinau to, kad iš tikrųjų kiekvienas politikas, kada jis susidurė su valdžia ir su labai didelė valdžia, jisai turi tam tikrą riziką keistis. Ir mano patirtis buvo tokia, kad tam tikrą prasme, kada mūsų kolegė buvusi Kazimiera Prunskienė tapo ministrė ir nustojo ką nors girdėti iš aplinkos žmonių, tai yra partijoje nieko nebegirdėjo. Bet man labai gaila, kas atsitiko po to, jau daug vėliau, dėl jos ligos ir visą kitą. Aš manau, kad čia kiekvienas žmogus, kuris yra šitoje salėje, palinkėtų jai sveikatos. Aš taip pat linkiu to. Nes niekam nepalinkėčiau turėti šitokių sveikatos problemų, kokias turi Kazimiera Prunskienė. Gerai, pakeičiam temą. Pakeičiam. Keičiam. Iš tikrųjų, kad po to nesigautų. Kaip sako rinkėjai po antrą turą, keičiam. Gerai. Mūsų mėgstama rubrika 1 iš 2. Kava ar arbata? Arbata. AC/DC ar Queen? Queen. Perkūnas ar Jėzus? Perkūnas. Perkūnas. Įvardinkite bent, baigiam rubriką, įvardinkite bet 3 Lietuvos politikus, kurias jūs simpatizuojat, bet kad jie būtų ne iš jūsų partijos ir ne sąrašo dalyviai. Ne iš mūsų partijos? Ir kad... Taip. Adamkus. Kodėl? Kaip? Kodėl? Adamkus. Manau, kad tai tolerancijos pavyzdys Lietuvoje, galbūt dėl to, kad žmogus buvo ilgą laiką ne Lietuvoje, ne šitoj visuomeniai. Ir iš tikrųjų galėtų būti pavyzdžių to, kad kaip politikas bando suvienyti skirtingas pažiūras, skirtingas partijas, nes jam teko būti prezidentu prie labai skirtingų vyriausybių ir bandyti
vis dėlto padaryti taip, kad šitos valdžios, reiškia, veiktų darniai. Kaip jam tai pavyko ar nepavyko, mes čia kiekvienas galim spręsti skirtingai, bet jis tą bandė daryti. Tolerancijos pavyzdys. Jūs manote, kad Lietuvoje trūksta tolerancijos? Lietuvoje labai trūksta tolerancijos. Jeigu šnekėti apie istoriją Lietuvos, apie didžiąją kunigaikštystę, mes buvom pavyzdys visam pasauliui. Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Nu jo, viduramžiai tai tolerancijos pavyzdys. Tikrai. Ne, Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo tolerancijos pavyzdys. Aš galiu pasakyti vieną, kad šitoj didžioji kunigaikštystėje tuo laiku sugyveno ir žydai, ir musulmonai, ir pravoslavai, ir krikščionys, ir pagonys, ir kas tik. Vienas Ferrari savininkas iš Kauno, Visvaldas, klausia. Kokį jūs vairuojate automobilį? Cadillac. Oho. Ilgašyvo. Nu, Amerikiečių mašinos pigesnės. ne, aš sakau, kad nuskamba labai taip solidžiai. Cadillacas. Solidžiai, bet tai yra džipas, Cadillacas Escalade. O. Gerai, tada Bet kitas klausimas. Aš tik tai pasakysiu vieną, kad šita mašina kainuoja kokį 30-40% pigiau negu vokiški džipai. Nu, toks yra faktas. Bet ta mašina yra tikrai gera. Jeigu kas nors nori džipo, tai yra gera mašina, amerikietiški džipai yra geri. O mus remia Cadillac. Cadillac. Geriausias pasirinkimas jūsų šeimai. Gerai. Galėjau reklamuoti, nes čia Lietuvoje praktiškai, Žinai, Ramūnai, aš šiandien supratau, kad mūsų laidame šiandien jau viską galim. Jau mes. Gerai, tęsiam Cadillacų temą. Kaip jūs skatinsit žalią energetiką Lietuvoje? Tai pirmiausiai mes turim nustoti statyti Visagino atominę elektrinę. Tai yra, sakydamas nustoti statyti, aš turiu omeny, kad priim sprendimą, kad ji nebus statoma. Kol mes to sprendimo nepriimėm, tol praktiškai investicijos į žalią energetiką, jos yra visais būdais blokuojamos. Tai yra dabartinė vyriausybė tikrai pradės vykdyti tuos projektus, kurie susiję su žalia energetika. Tai va, aš tiesiog, nes man labai norėjau peršokti iš Cadillaco į tos visus hybridinius automobilius, Tesla. Jo, kaip jūs, yra kažkokia vyriausybinė programa, kuris skatina žmonės vairuoti elektromobilius, kaip jūs matot ateitį? Aš vairuoju hybridą. Aš iškart pagalvojau, kad Cadillacai, hybridas Cadillacas, labai. Kaip jūs manot, kada mes jau galėtume pilnai Lietuvoje sakyti, kad viskas, jau dabar visi ten važinėsim su hybridais arba elektromobiliais? Kada mes rasim resursus, kad elektromobiliams būtų nemokama miestuose ir būtų pakankamai statelių, kur galima pakrauti automobilį, tada mes iš tikrųjų motyvuosim žmonės rinktis ir šiek tiek brangesnį automobilį, bet iš tikrųjų suskaičiuoti, kad ekonomiškai jis yra naudingesnis. Yra antra vertus su tuo, kad iš tikrųjų keičiasi automobilių baterijos ir dabar šnekama, jūs pats žinot tikrai, kad apie 700 km su vienu pasikrovimu, tai jau yra tikrai rimta. Rimta? Tai yra tas pats, kas su pilnu kuro baku ir atitinkamai tikiuosi, kad po 10-15 metų mes šnekėsime apie 40% žmonių, kurie važiuoja elektromobiliais. Kaip žaliųjų pirmininkas, ar ketinate vesti diskusiją apie marihuaną? Apie medicininės kanapės. Bent dekriminalizavimą tam tikrą prasme. Ne. Viskas, klausimų nėra. Tai ne. Jūs labai, ką sakėt, gerai, kodėl neklausiu? Gerai, tai neklausit. Apgavau, paklausiu. Kodėl? Nematau tame iš tikrųjų jokios nei medicininės, nei kokios nors kitos prasmės. Oi, ten jūs nekreipit, ten narkomanai, gal jūs, ten jie, žinokit, jiems belenką pasakyk, ten pas mus yra grupelė, ten renkasi, mes jų išvyt negalim, jie kiekvieną dieną ateina čia. Tokit žmogui pasakyti, taip. Taip. Ai, gerai. Turim klausimą iš interneto. Nuo kokio naisių vasaros sezono jūs jau nebežiūrite šio serialo? Aš žiūriu visus sezonus. Dėl vienos priežasties. Aš esu scenarijos autorius šito serialo ir kol aš nepamatau serijų, jos televizijoje nėra. Ai, čia jūs esat scenarijos autorius. Taip.
Aš iš tikrųjų rašiausi šitam, nes aš irgi biškai turiu su ten rašymu dalykus, ten kažką moku. Tai taip nereiktų įsivaizduoti, kad aš rašau visus tekstus. Ne. Aš esu būtent prie sinopsį dirbu ir taip toliau. Nu, žinot, ką reiškia sinopsas, aišku. Taip, apie ką mes kalbam. Dramaturginės arkos jūs irgi rašot? Aš sinopsį kuriu. Tai yra visa struktūra serialo, visų veikėjų. Sinopsis nėra struktūra, tai yra tiesiog pagrindinė idėja serijos. Tai aš apie tai ir sakau. Tarkim, ši serija bus apie parduotuvę ir, tarkim, draugus. Taip. Tai ne visai yra scenaristų darbas. Sinopsis yra scenaristų darbas. Dažniausiai tai daro kūrybiniai prodiuseriai ir šitai vietoj Naisių vasaros seriale tai nedaro kūrybiniai prodiuseriai, tai daro scenarijos autoriai. Nes scenarijos autoriai jie sugalvojo iš pradžių skeletą scenarijaus, kur vyksta kokios kliūtis. Sinopsis. Tai čia jau profesionalus ginčas gimsta. Man tiesiog taip, gerai, jeigu aš galiu žodžius, žinot, aš galiu... Supratau. Dabar mažiau laiko tam užtenka, bet serijas visas matau. Jums pačiam patinka Naisių vasara? Man patinka, kaip vaidina aktoriai, ten tikrai puikus aktorių kolektyvas yra. Kita vertus, serialas, kuris iš tikrųjų šneka apie gyvenimą žmonių kaime. Ir labai tikroviškai šneka apie tai. O gerai. Man patinka, žiūriu be abejonių. Supratau, kokius serialus nelietuviškus jūs žiūrite ir turit galbūt kažkokių pavyzdžių? Neturiu tam laiko. Nežiūri iš vis? Ne, serialų ne. Ir kai jūs kreipėsi dėl serialo, jūs prieš tai nežiūrėjot ne vieno serialo? Ne, aš galvoju, kai rusiškai esu matęs serialą apie Odesą, ten buvo kažkoks serialas apie kažką. Čia mes sukūrėm, mes čia. Jūs? Labai gerai. mes visi rusai kūrėm. Žiūrėkit, bet labai įdomi... Rusų kinas yra pakankamai stiprus. Geras kinas, aš sunku. Koks jūsų mėgstamiausias režisierius, kino režisierius Rusijos? Iš kino režisierių? Taip. Nežinau, gal Tarkovskis. O, jis vienas iš sėkmingiausių Rusijos režisierių pasaulio visam. Taip. Tai yra labai geras pavyzdys. Nu, jūs ne tai, kad pataikėt, jūs pataikėt man tiesiai į širdį, nes čia yra vienas iš mano mėgstami. Vat šitoje vietoje mes su jumis galim kada nors padaryti, kur nors ten, nežinau, vasarą, Tarkovskio dieną, kokią nors. Aš tik tai, vat, su asmeninė istorija turiu kitą santykį su Rusija, kuris iš tikrųjų bandomas buvo rinkimų kampanijai pristatyti kaip kažkoks negatyvus požymis. Tai yra mano brolis, yra Maskvos Majakovskio teatro meno vadovas. Jis yra labai geras meno teatro vadovas, aš apie jį daug žinau ir iš tikrųjų aš galiu visai čia auditoriją pasakyti, aš kaip rusas, kuris domisi ir teatru ir menu, galiu pasakyti, kad jūsų brolis tikrai atlieka labai svarbų, sakykime, darbą garsinant Lietuvos teatrą Rusijoje. Čia galime visi paploti, čia yra tikrai tiesa, čia... Jeigu jums būtų pasirinkimas, Landsbergis premjeras ar puodelis kavos su šaukšteliu brandžio, ką pasirinktumėt? Aš likčiau nepasirinkęs šiuo atveju. Supratau. Nes ir tas yra pakankamai didelis, supratau, blogis. Gerai. Čia tiesiog. Supratau. Kaip jūs vertinat Vytautą Landsbergį? Aš gerbiu šitą žmogų už jo indėlį istorijoje. Aš manau, kad šiais metais jisai turėtų būti pasiūlytas kaip kandidatas į, jeigu aš neklystu, Laisvės premija vadinasi. Taip. Tai ir aš tikrai balsuosiu, kad jam ta Laisvės premija būtų suteikta. Kas geriau? Karvė duodanti daugiausiai pasaulyje pieno ar geriausias pasaulyje lietuvis informatikas? Antras variantas, aišku, geriau. Nes jis galėtų sugalvoti, kaip paimti daugiau pieno iš karvių. Efektyviau. Žinoma, jūs labai... Aš tiesiog bandau... Taip, mąsto ir visi šaškininkai, jūs matyti šachmatės arba šaškiam žaidėtės, taip? Nu, žaidęs esu, bet ar gerai aš tai darau? Čia kitas klausimas. Kokiam amžiui norėtumėt gyventi? Visai įdomus amžius dabar. Nu, jeigu būtų pasirinkti. Bet kokį renkamės, tik tai ne 21. Pokyčiai vyksta taip greitai, kad tikriausiai iš sėdinčių čia daugam nesuprantama, kaip galėtų būti gyvenimas be mobilaus telefono arba
kada televizorius nespalvotai rodo, o aš visą tai dar mačiau. Tai yra, aš dar turėjau, tai daugelis jūsų tai nebeteko to matyti. Kaip atrodo... Mums po 12 čia. Ne po 12. Mes matėm, Ramūnai. Juodai balto televizoriaus. Matėm. Kur Aš mačiau, geros. Aš tiesiog aš kiekvieną vasarą su tėvais mes keliavom į Rusiją. Rusija, taip, aš suprantu. Tada suprantu. Čia yra aš rimtai, aš nekauju. Lietuvoje šeimoje jau neturėjo būti, nespalvoto televizorius jau negalėjo būti. Aš atsimenu 98 Prancūzijoje buvo pasaulio futbolo čempionatas, man buvo 10 metų, mano pirmas čempionatas, žiūrėjau, dar nespalvotas, žiūrėjau, atsimenu. Tai va. Tai mes, žinokit, 98 metai. Man buvo 10 metų. Oho. Kaip vėlai atsirado spalvotas televizorius. Rusijoje taip. Tai va. Čia Rusijoje. Įsivaizduoju, aš turiu idėją, verslą. Naisių alus. Nealkoholinis, naisių alus, bet nuo jo vis tiek, kai išgeri, biški keistai ilgėsi. Čia kaip gira su 1,2% alkoholio, taip? Ne. Visiškai ne. Gerai, kas iš užsienio verslininkų jums yra pavyzdys ir ką jūs gerbėt? Čia daug tų pavyzdžių galėtų būti. Jobsas ir daugelis kitų. Tai yra, kada žmonės turi tikslą, jo kryptingai siekia ir vėlgi, kada jie išlieka pakankamai aktyvūs visuomenės nariai, neužsidaro kažkokiam tai savo pasaulyje, tai tokius gerbiu iš tikrųjų. O kurie sukūrė kažkokį savo prabangų gyvenimą, užsidaro savo gerybėse, tie man nelabai. Kokia jūsų mėgstamiausia yra patarlė? Aš dabar nepasakysiu, kuri mėgstamiausia patarlė. Mes turim biškį apie politiką, sugalvojam, pavyzdžiui, konservatoriams. Neperšokęs antro turo, nesakyk op. Pavyzdžiui, liberalams. Nespręsk apie dėžutę iš viršelio. Labai gera patarlė. Arba apie Seimo narius. Kadencija turi 2 galus. Kokia jums, jūsų partija labiausiai tiktų patarlė? Kokia? Kaip jūs manot? Gal 3 kartus pamatuok. Ir viskas? Taip. O ką dar reikia? Čia labiau architektam tinka. Ne. 3 kartus pamatok. Čia tenka ir agronomams. Šiaip čia skamba ne kiek patarlė, kiek tiesiog patarimas. 3 kartus pamatok. Taip. Pavalgyk. Būk sveikas. Prieš ką nors darydamas turi labai aiškiai apgalvoti. Teisingai. Turiu jums paskutinį klausimą. Jeigu prieš jūs dabar sėdėtų Ramūnas Karbauskis, ko jūs jo paklaustumėt? Nežinau, čia priklausoma, kodėl aš dabar ne krepšinio salėje, tai yra ne krepšinio salėje, o čia, nes aš dabar turėjau būti treniruoti į krepšinio, bet joje nesu, nes esu čia. Tai aš jo paklausčiau, kodėl jis tai padarė, tai jisai man kažkaip atsakytų. O kaip jis atsakytų? Jis atsakytų, kad jisai pažadų niekada nelaužo. Ačiū, kad žiūrėjote. Su mumis buvo Ramūnas Karbauskis. Dėkui, Ramūnai.